Labas, dabar noriu trumpai pasidalinti, kodėl yra labai svarbu, aktualu atskleisti, pripažinti, priimti ir išreikšti savo unikalumą. Visų pirma, taip, turime tai atskleisti, tai pripažinti, kad kiekvienas iš mūsų esame visiškai unikalūs dieviškos sąmonės kanalai. Ir nors ir kiekvienas iš mūsų esame visiškai unikalūs, mes taip pat esame per tą unikalumą susijungę su visa kūrinija, su visa visata. Mes per tai būtent ir rezonuojame, tai yra mūsų tikrasis rezonansas. Ir būtent tai labiausiai pasitarnauja kolektyvui. Mūsų unikali perspektyva, tą pačią visumą, yra tai, kas išbaigia kūrinyje. Ir visur, kur esame, visur, kur reiškiame savo unikalią perspektyvą, savo unikalias dovanas ir sekame savo giliausių širdies rezonansų, tai taip, tai tenais visada mes patiriame ir pasitenkinimą, nes būname pilnai savimi ir taip pat patiriame harmoniją su viskuo, kas mus supa, nes mes vėlgi jungiamės su visais ir viskuo per savo tikrąją energiją. Ir dabar mes esame tokiuose laikuose, kur vis labiau ateina dirbtinis intelektas, robotizavimas ir tarytum daugelis žmonių nerimauja, kad jų darbai bus perimami šitų visų dirbtinių intelektų. Ir čia vėlgi mes turime kaip niekad giliai pabusti į savo unikalią vibraciją, savo unikalų dažnį, savo sielos parašą. Tai yra įvairiai įvardinama, bet taip, tai yra ta energija, tas virpesys, kuris yra nepakeičiamas. Net ir jeigu taip, tas dirbtinis intelektas vis labiau ir labiau evoliucionuotų, ir taip greičiausiai ir bus, tai jisai taps tik tais vis geresnis mūsų atspindys. Ir tada jisai galės vis labiau ir labiau atspindėti tą mūsų energiją, bet mūsų energija, ta mūsų unikali vidinė energija, tas dieviškas virpesys, jisai yra gyvas ir jisai yra visą laiką vedantis tolyn, vedantis pirmin, tai yra tas vedantis kraštas. Tai net ir jeigu tą mūsų virpesį akimirką galima būtų kažkaip nufotografuoti, tai jau kitą akimirką jis jau vėlgi bus kitoks, jis jau bus pakitęs. Tai dėl to noriu priminti, kad taip, mes visą laiką esame vedantis kraštas ir kada mes vystome, puoselėjame savo unikalumą, tada mes liekame visą laiką aktualūs ir naudingi kolektyvui, kaip ir kolektyvas tada irgi pagal tai susilygiuoja ir pasitarnauja mums. Ir taip, ir galbūt ateityje išties nebereiks tiek daug dirbti, kad užsidirbti ir daugelis resursų bus laisvai prieinami. Ir čia vėlgi tada mes neišvengiamai sugrįšime prie tos intimios akistatos su savimi. Kas mes išties esame, kodėl mes čia išties atėjome būti. Mes čia atėjome būti tuo unikaliu signalu, kuris esame. Tad būk signalu, kaip paukščiukas ar kačiukas, kurie visą laiką skleidžia savo tyrą vibraciją ir pagal tai prisitraukia tai, ko jiems reikia.
tas pats principas, toks pats natūralumas galioja ir mums, nors ir mes esame labiau sudėtingi, labiau individualizuoti, bet tai yra tas pats principas, kad mes kiekvienas turime savo vibraciją, savo signalą ir mes esame sutverti tuo dalintis besąlygiškai. Net ir jeigu atrodo, kad tu išreiški, išspinduliuoji tą savo energiją, bet tarkim, nieks ten nesusirenka, nematai, taip savo akimis nematai to kažkokio grįžtamo ryšio ar susidomėjimo, vis tiek pats tas išspinduliavimas, jisai yra atpažįstamas tavęs. Per tai tu pati save gali pajausti ir netgi patirti vėlgi tame pasitenkinimą, kurio net neštų joks ten kitas kažkoksai darbas, kur ten gal ir gauni kažką, bet nebūni pilnai savimi. Ir aišku, tu gali skirti tą savo kūrybą, tą savo saviraišką tiesiog angelam, ateiviam ir visokiom kitokiom magiškom esybėm, pačiam Dievui. Iš tikrųjų taip, yra daugybė akių, kurios mus stebi, kurių galbūt mes dar neišvystam savo jautrumo, kad tai atpažinti, bet aš tikrai galiu patvirtinti, aš turėjau tokių irgi patirčių ir aš žinau, kad yra labai plati ta kosminė sąmonė ir Dievo sąmonė, kuriai iš viso nėra nieko paslėpta, jinai visą laiką liudija viską ir vertina viską, nes tai vėlgi papildo, pratęsia to paties Dievo kūrėjo savivoką apie save. Ir taip pat, kai dalinuosi visu tuo apie tai, kad pažink savo unikalumą, išreikšk savo unikalumą, būk unikalus, tai irgi nereikia per daug to nuvesti į kraštutinumą, kada tu tiesiog stengiasi kažkaip išsiskirti, išsišokti. Lygiai taip pat kaip ir, kada sako, būk nuoširdus, būk sąžiningas, nebūk pataikautojas kitiems. Tai irgi nereiškia, kad tu turi būti kažkoks nekultūringas, nemandagus ir toks įžeidus. Tai čia yra tokie irgi kartais iškreipti supratimai šitų terminų. Tai taip, tai tas unikalumas, nuoširdumas, apie kurį kalbu, tai iš tikrųjų yra balansas, tai yra subalansuotas santykis, kur tu jungiesi su kolektyvu, tavo intencija yra integruotis į šitą visumą, kurioje randiesi, vėlgi būti joje naudingai, bet būtent per savo unikalią prizmę, taip žiūrint, kaip tavo aukščiausias jaudinimas, aukščiausias susidomėjimas, tavo galbūt talentai, įgūdžiai ir tai, kas taip, iš tikrųjų tave domina ir kam tu jautiesi vėlgi, kad esi čia gimusi, tai būtent per tai žiūrėti, kaip tu gali tai integruoti, kaip tu gali per tai susijungti su visa šita pasaulio dėlionė. Tai aš kalbu apie balansą. Ir nuoširdumas irgi, tai reiškia taip sakyti tiesą, tačiau vis tiek tą tiesą sakyti su pagarba ir kitoms tiesoms, su besąlyginė meilė, su to pačiu mandagumu, diplomatiškumu, išmintimi. Tai visą laiką. Čia yra kalba apie balansą. Tai štai, toksai mano trumpas pasidalinimas, galbūt toliau dalinsius ir plėsius ties tuo, bet jeigu, tarkim, nori kartu, individualiai, koncentruotai
patyrinėti save, irgi labiau atskleisti tą savo unikalią vibraciją, tą savo unikalų signalą išgryninti ir pasižiūrėti, kur iš tikrųjų ta tavo prigimtis tave kreipia šiame gyvenime. Tai tam aš siūlau savo asmeninės sesijas, kur galime išskirtinai tai pasigilinti. Ir taip, tai mano nuožiūra yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuo dabar ypač šitame besivystančių technologijų amžiuje kuriuo reikia pasirūpinti dabar. Ir vėlgi, ir būti tuo vedančiu kraštu. Kiekvieną dieną sąmoningai vis labiau ir labiau įkūnyti tikrąjį save, aukštesnįjį save, atnaujinti tą savęs pojūtį ir to, kas tau įmanoma ir taip toliau. Ir tada tiktais matysi, kaip visas pasaulis ir visos technologijos tiktais padeda tai atspindėti ir išreikšti. Tačiau tai niekada nėra apie tai, kad sukurti kažkokias išorinės technologijos, kad jos valdytų mus ir vestų mus. Čia lygiai taip pat kaip ir su širdim ir protu. Sakoma, protas yra geras tarnas, bet jisai yra prastas šeimininkas. Bet to taip pat ir būna, kai mūsų protas užvaldo širdį. Tada mes patys tampame kaip robotai. Iš tikrųjų, atvirkščiai mes atveriame savo širdį, mes duodame pirminį prioritetą savo giliausiam širdies vedimui. Ir tada mūsų protas, mūsų kūnas, mūsų valia seka ir prisiderina. Tai ačiū labai, kad išklausei šį trumpą pasidalinimą. Tikiuosi surezonavo. Pat lauksiu grįžtamojo ryšio ir ačiū už palaikymą, ačiū, kad esi ir iki.